Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Pastebėjau tokią tendenciją, jog maždaug kiekvieną kartą, kai aš kažką paimu ir tiesiog atidėlioju, procrastinate'inu, būna dažniausiai dėl to, kad nueinu į YouTube ir pradedu žiūrėti kažkokį vaizdo įrašą. Tai ką sugalvojau padaryti, tai yra tiesiog paimti ir savaitę nežiūrėti vaizdo įrašų. Pažiūrėsim, kaip seksis, pažiūrėsiu, kas bus po to, nes, sakau, redaguoti man savo vaizdo įrašus, kurti savo, neleidžia tai, kad žiūriu kitų. Tai ir tipo ale domiuosi, nors man jau pakankama to domėjimosi yra, man reikia dabar dirbti, veikti. Tai vienu žodžiu tiesiog paėmiau ir pagalvojau, gerai, bandysim tokį challenge, tokį iššūkį, žiūrėsim, kas gausis. Ir dabar jo, tą ir darau. Tai nereiškia, kad aš pats negaliu kurti. Ne tai reiškia, kad į YouTube nežiūrėti vaizdo įrašų, ką turiu omeny. Tai jo, žiūrėsiu, kaip gausis. Jūs irgi galite kažką tokio panašaus daryti. Jeigu jūs galvojat, kad jums kažkas nemalonu, nepatogu, nepadeda siekti savo tikslų, paimkit ir pakeiskit, bandykit iššūkį kokį nors mest savo dar kažką. Davai, varom bendruomenę normalią, kuriam.